Tai sveiki atvykę į mūsų paskutinį Dipukų metų renginį. 9 renginys simbolizuoja 9 mėnesius, daugam truko tiek laiko iš Lietuvos pasiekti vakarų Vokietiją. Tai tikrai labai ačiū. Aš žinau, kad šiandieną šiuo metu vyksta dar 2 renginiai, tai labai ačiū už atvykimą. Šis savaitgalis tyrimo centrui darbingas. Vakar tyrimo centre ir jaunimo centre vyko muziejaus diena, tarptautinė muziejų diena. Apsilankė mūsų geri prieteliai Norvilai. Ir ten buvo ir kiti, kur apsilankė. Tenai jaunimo centre, galbūt jau jūs senai ten buvo, antram aukšte yra lituanistikos tyrimo centro muziejus, bendras muziejus. Ir tada dar yra 2 mažesni muziejai, yra medicinos muziejus ir yra Ramovėnų laisvės kovų muziejus, mes irgi vadinam karo muziejų. Taip pat norim pasveikinti mūsų vieną savanorę, Marytę Uts. Pasirodė jos gyvenimo istorija, skautų aidą. Aš paprastai peržiūriu, sakau, ok, fine, bet pastebėjau, tikrai aš perskaičiau, labai įdomu. Sveikinu Marytę. Esi įamžinta. Gerai. Ačiū Tadui Raudžiui. Tadas filmuoja ir irgi mums padeda su techniniais reikalais. Tai... Na, dabar jau paskutinį darau. Radai? Gerai, vis tiek aš tave pristatau. Nu gerai. Violeta Rutkiauskienė. Tai Violeta Rutkiauskienė baigė Vilniaus universiteto istorijos fakultetą, įgijo istorikės ir visuomenės mokslų dėstytojos diplomą. Diplominis darbas gvildeno numizmatiką ir senovinės lietuviškas monetas. Jinai 25 metus dirbo Kauno Čiurlionio dailės muziejuje. Dalyvavo sąjungoje. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Violeta konsultavo prezidentūrą ir aukščiausią tarybą lietuviškų pinigų, orderų ir medalių reikalais. Amerikoje jinai tebestudijuoja Lietuvos heraldiką ir yra atradusi nežinomus 15 amžiaus herbus ir taip pat jų tarpe yra suradus originalius Jogaivos ir Vytauto vėliavų piešinius. Bendradarbiauja spaudoj, rašo į Draugą ir į Dirvą, o Lietuvoj rašo į Lietuvos aidą, Lorutą, Lietuvos bajorą ir į kitus laikraščius. Ilgus metus buvo Lake County apylinkės valdybos narė ir pirmininkė, taip pat buvo Gedimino lituanistinės mokyklos direktorė, dar ir tebėra ir mokyklos taryboje, ar ne? Ne. Ne taryboje, bet Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenės tarybos narė ir visuomeninių reikalų komisijos narė. Tai Violeta, labai ačiū, atsiprašau už tas kliūtis, bet vis tiek mes šeima atleisim. Bet man prašau atleisim. Aš labai irgi atsiprašau, bet labai malonu, kad jūs čia atėjot. Nežinau, ar visi matot, gal jūs ten sėskit, bus patogiau šiek tiek arba va čia. Kad šiek tiek, bet aš turiu pasiruošus popierinį variantą. Turiu patyrimą iš vieno simpoziumo, kai atėjau pasakoti apie 2 kryžių, va ten Lietuvių centre. Ir atsitiko taip, kad kažkaip tai neveikė irgi, kompiuteriai nesusikalbėjo su kažkuo. Ir tada tikrai buvo, man pirmą kartą tą darant buvo labai didelis surprizas, bet aš turėjau tokius popieriukus. Aš tus popieriukus leidau taip pat ir išėjo geriau negu su kompiuteriu. Ar kitaip, tai žmonės žiūrėjo, dalinosi, o paskui dar ant galo iškabino koridoriuje ir visi simpoziume, kurie nesidomėjo istorija, turėjo progos susipažinti su tuo, kas buvo pristatoma istorikų sekcijoje. Tai labą dieną, aš į šitą temą, kurią pakvietėme su Lituanistikos tyrimų centru,
jūs ateiti ir ją pristatyti. Turiu ryšį tam tikrą prasme personaliai, per savo vyro senelį. Mano vyro senelis buvo vienas iš tų, kuris buvo Kauno kalėjime, o paskui buvo išvežtas į Minską, paskui į Červenę. Kada aš pradėjau rinkti, jisai aukštas buvo Lietuvos saugumo valdininkas, 20 metų kovojęs Lietuvoje su komunistų partija. Ir pagrindinis, reiškia, buvo jis agentūrą turėjo, tai buvo labai komunistų mylimas, tai jį vežiojo pradžioje į Kaune, patupdė į kalėjimą, paskui išvežė į Butyrkas, grąžino į Kauną, nes norėjo sužinoti agentūrą, ką jis turėjo, o jis buvo gudrus, jis viskį nusukdavo, kažko nepasakydavo, kažką pasakydavo, nu ir taip atsidūrė tuo momentu Kaune, kada jau buvo vežimai, tai jis pakliuvo į Červenę. Dabar tai pradėjau rinkti apie jį medžiagą ir susidūriau su Červenė, nes tai yra labai toksai skaudus įvykis. Bet pasirodo, ne aš viena, Kaune yra žmogus, Robertas Čerskus, kuris taip pat domisi savo tėvo istoriją. Jo tėvelis irgi pakliuvo į Červenę, kiek kitų kelių. Jį Kaune, kai rusai bėgo, kai tik prasidėjo karas, jį pagavo, jis vairuotojų dirbo, jį pagavo, kai sodino į mašiną ir liepė vežti kažkokį tai labai didelį načalniką. Bėga nuo vokiečių, tai jis tą viršininką vežė ir vežė iki Minsko ir iki Červenės, o paskui ten mašina sugedo, tą vairuotoją išmetė, tas viršininkas nuvažiavo su kariuomenė, nu ir tą vargšą vairuotoją irgi prijungė prie lietuvių tų kalinių varomų į Červenę. Tai jis ten atsidūrė, taip pat išgyveno. Tai va, abudu, reiškia, tai jisai ką padarė, jis pradėjo irgi savo tėvo istoriją rašyti ir 2090 metais draugė spausdino savo tėvo istoriją. Ir dabar, kada jisai spausdino, gale surašė visus tuos buvusius, kiek jis žinojo tuose žudymuose ir kiek žinojo, kurie išsilaisvino, kurie išgyveno ir parvyko į Lietuvą gyvi, jisai juos surašė ir sudėjo. Ir kai aš perskaičiau ir vis parašyta, tai čia dar toliau spaus. Čia dar sugrįšiu, gali pabūti, aš tik tokią įžangą. Tai visur parašyta, kad tų žmonių toliau likimas nežinomas. Reiškia, grįžo į Lietuvą po Červenės šaudymų, o kas toliau atsitiko su žmonėm, tai ir neaišku. Ir va, tada aš parašiau apie savo vyro senelį, kad jisai sugrįžo, kad jisai karo metu buvo Lietuvoje ir kad 44 metais jis vėl buvo suimtas, nes jis niekur nepasitraukė, buvo per senas. Ir tada 45 jį tiesiog badu numarino Lukiškių kalėjime Vilniuje. Jisai mirė tą dieną, kai visas pasaulis šventė gegužės 8-ąją karo pabaigimą. Tai vat mano pusės tokia istorija. Tai aš trumpai jums pristatau, kas čia per įvykis, kodėl aš čia esu ir kodėl tas žmogus padarė, kaunietis, tas Robertas Čerskus, padarė pagrindinai tuos sąrašus. Tie sąrašai buvo anksčiau padaryti, bet mes pradėjom tikslinti ir dėl to šita tema ir gimė. Tai aš nežinau, jūs turbūt visi žinot, kas yra Červenė, man nereikia aiškinti, bet aš trumpai priminsiu, kad 1941 metais, kaip tik prasidėjo karas, tą naktį iš 22 į 23 iš Kauno kalėjimo buvo išvežti kaliniai. Kiek iš tikrųjų jų išvežė, niekas negali tiksliai pasakyti, bet mokslininkai, istorikai sako, kad tai buvo 117,
kitose vietose mini 118, kai kur radau 119, bet tas skaičius galėjo būti ir didesnis, nes kalinius iš Kauno vežė į Vilnių, Vilniuje taip pat prijungė politinius, čia pagrindinai politiniai kaliniai, prijungė Vilniaus kalinius, ten taip pat buvo daug lietuvių ir patriotų. Kai kuriuos tiesiog, kaip skaičiau iš atsiminimų, kai kuriuos sumetė į sunkvežimį kaip malkas, vieną ant kito tiesiog sumetė ir jie nuo Vilniaus iki Minsko važiavo, bet štai tokiu būdu keliavo. Tai Minske visus reiškia priėmė į Minsko kalėjimą, patalpino, ir jie ten buvo turbūt parą ir po to visgi gavo turbūt nurodymą, kad juos reikia kažkaip sulikviduoti, nes jau jie trukdo tie kaliniai, o čia vokiečiai puola, jau pradėjo bombarduoti, netgi įmetė į kalėjimą, bomba sprogo. Tai sakė, kai atsimena vienas iš tų liudininkų, sako, jeigu metras ar kiek būtų šiek tiek į šoną, arčiau tos kameros, kur jie, tai jie būtų visi žuvę, būtų po lavonai. Bet bomba krito ant raštinės, kur dokumentus rūšiavo ir ruošė tolimesnę kelionę enkavedistai, tai visi žuvo enkavedistai, žinoma, ir visi tie dokumentai liko, reiškia, susprogdinti. Tai paskui visus, tiesa, dar Minsko kalėjime atskyrė kai kuriuos žmonės, 15 ar 17 atskyrė ir juos sušaudė kalėjimo teritorijoje, tai kartu sušaudė tame tarpe Steponą Rusteiką, kur žinomas žmogus, vidaus reikalų ministras buvo, Vanda Pranskonienė, Albertą Švarplaitį, Bronių Kantauską ir kitus. Tiesa, dar prieš tai 14 vėl atskyrė, nuvežė į Polocko Bigoso stoties link ir ten sušaudė, tame tarpe ten pakliuvo Kazys Bizauskas, Jonas Jablonskis, Jablonskio sūnus. Na, tokius žinomus žmonės ir atrodytų, ne jie kokius tai atrodo perversmus darė, nei ką, bet juos laikė labai dideliais nusikaltėliais ir labai pavojingais Sovietų sąjungai, nes jie visi tie mirtininkai jau turėjo mirties nuosprendį, tai juos pirmiausia ir likvidavo. 25 dieną Minską bombarduojant, iš Minsko kalėjimo visgi susiorganizavo tie enkavedistai ir išvarė visus kalinius. Dabar mūsų mokslinėje literatūroje dažniausiai sako, kad tų kalinių buvo 2000. Bet tie, kurie ten buvo, kurie dalyvavo, jie sako, kad tai daug didesnis skaičius. Pavyzdžiui, kapitonas Osvaldas Žarvydas sako, kad tai buvo 5-6 tūkstančiai. Reiškia, kaip pas mus yra mažinama. Dabar Juozas Žičkus taip pat ten dalyvavęs irgi sako, kad 4-5 tūkstančiai kalinių. Įvairūs tie žmonės buvo, ten dar buvo prijungti ir iš Minsko kalėjimo, ne tik lietuviai, bet ten buvo ir gudai, ir lenkai, buvo ir rusų, ir netgi tų pačių rusų kariuomenės kareivių buvo, kurie kažko tai nusikaltę, visus varė. Ir nepamenu, kuris iš prisiminusių tuos įvykius ir ten dalyvavusių sakė, jis kariškis, kažkaip jie ten apskaičiavo pagal tai, kaip žmonės eina į kalniuką, reiškia, kariškiai turi tokį sugebėjimą, tai irgi kalba, kad apie 6 tūkstančius žmonių, jų nuomonė, tuo metu buvo varomi į Červenę. Na va, o Červenėje ten vėlgi vyko irgi baisus dalykai, pakeliui į Červenę šaudė, žmonės ypatingai šaudė tuos, kurie buvo paliegę, kurie negalėjo paeiti, kurie buvo nusilpę, visus tiesiog išsivesdavo ir šaudydavo. Aš paskui eisiu prie kiekvieno atskirai, bet dabar dar pasakysiu, kad toje kalinių kolonoje dar buvo ir tokių, ne tik tai tokių didelių mūsų patriotų, bet
NKVD buvo įkišusi ir tokių išdavikų. Kai aš skaičiau istoriją Lietuvoje apie Červenę, niekas nemini tokių žmonių. O dabar, kadangi surinkom didesnį kiekį prisiminimų, tai paaiškėjo, kad buvo 3 išdavikai. Irgi aprengti kaip kaliniai, jie sukosi tarp kalinių, nors kaliniams neleisdavo kalbėti, bet vis tiek, žinot, būdavo progos, vienu kitu žodžiu persimesdavo kaliniai, galbūt kažką sakydavo, gal vyrai bėkim, gal pasipriešinkim, ar ką nors, vis tiek žmonės dar galvojo kaip nors išsigelbėti. Kai tik tai nugirsdavo, iš karto tie žmonės prieidavo prie tų jau karininkų NKVD ir sakydavo, va šitas organizuoja, kažką šneka, iškart prieidavo, tas žmogus įvesdavo ir tuoj pat kažkur šone nušaudavo. Tai šitaip buvo nušautas Bikinas ir dar keli lietuviai. O kai į Červenę nuėjo, tai vėlgi jiems ten žadėjo duoti valgyti, bet niekas nedavė valgyti, surūšiavo tuos žmonės į 3 grupės, 2 jau mirtininkai, kuriuos išvedė ir paskui tenai šaudė prie miško, o viena grupė buvo tokia kaip ir, sakykime, kriminalinių. Nes NKVD, kai rūšiavo, tai vis klausdavo, už ką pakliuvai į kalėjimą. Tai tie, kurie gudresni buvo, kurie jau susigaudė, kad tie NKVDistai neturi jokių dokumentų ir jokių bylų lydinčiųjų, jie pradėjo gudrauti, meluoti. Ir štai vienas, konkrečiai mano vyro senelis, kuris buvo patyręs saugumietis, nors buvo labai nusilpęs, kai jo paklausė, iš ką tu pakliuvai į kalėjimą, tai jisai sakė, pas kaimyną vištą pavogiau. Kai vištą pavogė, tai jį nusiuntė prie kriminalistų. Paskui kitas vėlgi kažką pasakė, sakė, negrąžinau valdžiai batų, tai mane nubaudė ir pasodino į kalėjimą, ir tą nusiuntė tenai. Paskui ten kažkodėl tai pagailėjo, buvo profesorius Končius, kuris vėliau čia Amerikoje buvo. Tai jo, nežinau kas buvo, bet jį pagailėjo, atvedė irgi prie kriminalistų, gal profesoriaus vardas jiems imponavo. Tai šitie, kai sako, kriminalistus paleido. Tai tas 2 grupės išvežė šaudyti, o tuos kriminalistus nebepaliko, bet jie buvo saugomi. Bet paskui, kada prasidėjo bombardavimas, išsilakstė visi tie jau NKVDistai, saugumiečiai ir tie žmonės apsižiūrėjo, kad jų nieks nesaugo. Jie tiesiog iš to kalėjimo pabėgo ir pradėjo slapstytis. Tai va tokia istorija ir tik tai pasakysiu dabar tokią ilgą įžangą, kad iš tų Kauno išvežtųjų kalinių pagal vakar dienos, vakar vakare žiūrėjau, pagal Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro duomenis, tai gyvų liko 40. Kai mes patikrinom, su tuo Robertu Čerskumi iš Kauno, kai mes patikrinom sąrašus, tikrinom dokumentus, prisiminimus, mes suradom, kad išsigelbėjo 67. Tai reiškia 27 kažkur nėra įtraukti į istoriją, niekas apie juos nežinojo. Tame tarpe ten žuvo Červenėje prie Minsko, tose kolonose suskaičiavom, kad yra žinomi, kuriuos galime atsekti kaip nors dokumentaliai, yra 52 asmenys. Bet tai dar plus, nes yra daugybė nežinomų žmonių, kurie žuvo ir jau niekada turbūt nesužinosim, nebent koks nors kokie dokumentai paaiškėtų. Tai dabar tai dar apie Červenę norėjau pasakyti tiek, kad senovėje Červenė tai nebuvo Červenė, tai buvo, kaip jie ten vadindavo, Ilgumenė, bet iš tikrųjų tai buvo Lygumėnai, buvusi Lietuvos didžioji kunigaikštystės vietovė ar miestelis, tik vėliau, kai atėjo carinė Rusija, tai keitė pavadinimus, keitė ir nuo 24 ta vieta, kur daug lietuvių žuvo, tai vadinasi Červenė. Tai tiek. Dabar pabandysim.
Tai čia va tie du žmonės, čia yra tas Čerskaus tėvelis ir čia yra tas mano vyro senelis, kuris ir va, kaip mes čia susitikom į šitą temą. Va dabar ką tik atpasakojau tą visą ilgą istoriją, kaip čia kas vyko ir dabar noriu pasakyti, gal būsiu nelabai nuosekli, bet kada žmonės patyrė tokius baisumus, kai jie grįžo į Lietuvą, tiesa prieš tai Lietuvos spauda rašė, jau paskui žmonės susižinojo, vieni per kitus pradėjo skelbti dingusiųjų, išvežtųjų ir dingusiųjų sąrašus, tai pasklido ta žinia labai plačiai. Nu ir vis tiek tie, kurie sugrįžo, visgi iš karto pasižadėjo, kad savo išgyvenimus perduos ir papasakos žmonėms, Lietuvos žmonėms, kad visi žinotų, ką jie išgyveno. Bet išgyvenę Lietuvoje per karą, tie žmonės jau, kai karas ėjo į pabaigą ir kai rusai artėjo, o vokiečiai traukėsi, jie suprato, kad jau jie negali pasilikti Lietuvoje, jiems bus jie tikriausiai neatlaikys, jie žus arba juos nužudys, tai jie traukėsi į vakarus. Dauguma traukėsi į Vokietiją ir ten pasiliko. Tai tarp tokių žmonių, kurie pasitraukė į Vokietiją, randam nemažai, bet žinome, kad 20 iš jų iš Vokietijos emigravo čia į Ameriką. Tai juos galima pilna to žodžio prasme skaityti dipukais. Ir aš noriu tą istoriją kiekvieną išvardinti. Aš tiesiog nustebau, kad mes tikrai nežinom nieko čia apie vietoje Amerikoje gyvenusius žmonės. Dar vieno fakto nepasakiau jums labai svarbaus, kad vienas iš Červenę pakliuvęs buvo lietuvis Amerikos pilietis. Va, tiesiog dirbdama va, šitą medžiagą, ruošdamasi šitam pokalbiui, aš tą atradau per dokumentus, nu, tai bet Amerikos pilietis buvo šaudamas Červenėje. Tai kaip sakiau, į Ameriką atvažiavo 20. Tai Anatolijus Chmieliauskas, Jonas Gabrusevičius, Vaclovas Kaušas, kunigas Antanas Petraitis, Pijus Švelnys, Juozas Staraška, šitas yra kaip tik tas pilietis, pulkininkas Juozas Tumas, leitenantas Alfonsas Žebrauskas, Antanas Žemaitis ir Juozas Žičkus. Kai kurie jie buvo gana aktyvūs ir dauguma galbūt tiesiog aktyviai dalyvavo bendruomenės veikloj, galbūt jūs ir pažinojote, gal žinojote iš matymo, tie žmonės va čia nustojo, kaip sakant, pasklido po Ameriką, bet iš tų 20 10 apsigyveno Čikagoje. 9 yra palaidoti Kazimiero kapinėse. Ir su pagalba Algimanto Barniškio, kurį turbūt irgi žinote, pavyko surasti jų kapus ir padaryti šiek tiek nuotraukų. Nu, kaip sakyt, paminklo, užfiksuoti paminklą, nes iki tol buvo nežinoma, kur jie palaidoti, kur jų kapai. Tai bet surinkom tokią medžiagą ruošiantis šitai paskaitai. Tai va, aš dabar gal pradėsiu dar ir popieriukus jūs, ir dabar nežinau, gal nuo Roberto pradėsim, arba taip siūskit, kad nesusimaišytų. Tai čia va ta informacija, ką aš ilgai kalbėjau, čia dabar yra va tie, kurie čia aš šneku, ir dabar čia dar parodysiu tuoj. Va čia yra visi 20. Ir pavyko nustatyti, kur jie, reiškia, gyveno, kur palaidoti. Čia jų pavyko surasti nuotraukas pavyko surasti daugiausia iš laikraščių, kurie šiuo metu, Amerikos lietuvių laikraščių, kurie yra kaip sakyti, suskaitmeninti, ačiū už pačiatimą. Ir iš tikrųjų užtenka įdėti vardą ir pavardę ir tau duoda informaciją apie tą žmogų. Tai vat pavyko daug medžiagos susirinkti ir kas yra nuostabu, kad visi tie žmonės
Vieni išleido knygą savo prisiminimus, o kiti visgi, nu, negalėdami išleisti, gal nebuvo galimybių parašyti knygų, tai jie vis tiek spaudoj reiškėsi ir per spaudą pasakojo savo išgyvenimus. Tai beveik visi. Čia jūs matote keletą knygų, kurios buvo išleistos. Pati pirmoji knyga tai buvo pulkininko Jono Petruičio, kaip jie mus sušaudė. Tai vat iš to mes irgi, kaip reiškime, aš ir mano vyras, mes sužinojom šitą apie tą savo senelį, nes apie jį nieko nežinoma. Po šiai dienai žmogaus palaikai dar nesurasti. Tai va čia tos knygos, o paskui spaudoj buvo tikrai labai daug prisiminimų ir turiu pasakyti, kad to laikmečio žurnalistai, spaudos darbuotojai atliko puikų darbą. Ir dabar atlieka puikų darbą, bet ir tyrimų centras taip pat daro milžinišką darbą, kadangi tie laikraščiai, tie senieji laikraščiai, kurie buvo šviežiai rašę apie tuos įvykius, yra prieinami mums visiems mokslininkams. Tai mes galim daugiau sužinoti, galime plačiau sužinoti ir sužinoti to, ko dar nesame girdėję iš istorikų. Tai va čia visi tie, kurie buvo, atvyko į Ameriką ir pasklido ir gyveno čia mūsų apylinkėse. Dabar matysite, čia aš naudoju kai kur nuotraukas, jeigu gavau gyvo žmogaus, randu kokią nuotrauką iš jo veiklos, iš normalaus gyvenimo, tai įdėjau, bet taip pat įdedu ir kalėjimo nuotraukas. Lietuvoje yra išleista 3 tomų knygos, vienoje iš jų yra išfotografuoti iš bylų visų kalinių veidai. Tai labai padėjo, čia matysite ir kaip atrodo lietuviai kalėjimuose. Tai čia yra knyga, autorius apačioj nurodytas. Dabar dar tokia informacija, aš čia įsidėjau. Aha. Dabar dar viena tokia informacija, kuri yra svarbi. Šitą veidelį noriu visiems parodyti ir gal matysit iš popieriuko. Tas žmogus vadinasi Eusiejus Rozauskas. Buvo pagrindinis Kaune tardytojas, žydų kilmės. Ir jo dėka buvo numatyta iš to kalėjimo sušaudyti 400 žmonių. Reiškia vietoj Kaune, bet taip neįvyko, bet liko liudijimas, Rozauskas parašė raštišką tokį kreipimąsi Sniečkui ir paaiškinimą, kaip jisai stengėsi, kiek jis dėjo pastangų, kad tie kaliniai lietuviai 400, jis planavo jų likviduoti, būtų sušaudyti jau Kauno kalėjime, netgi nevežant nei į Minską, nei į Červenę. Čia jo dokumentas, kur jisai savo ranka yra parašęs tiesiog pasiaiškinimą. Kaip sakiau, jau labai daug iš karto po tų įvykių, kai tik tai kai karas prasidėjo, spaudoj, lietuviškoj spaudoj, karas prasidėjo 22, Červenės įvykiai 25, 26, tuoj pat už kelių dienų, kai tik tai atsikūrė lietuviška spauda, jie pradėjo rašyti ir buvo daug pranešimų. Ir tai aš čia tik tai parodau, kad spaudoj taip pat labai buvo daug aprašyta ir tas buvo tikrai gerai, nes žmonės gavo informaciją, žmonės patys ėjo ir kreipėsi, norėdami, kad tiesiog suteikdavo informaciją apie išvežtus arba dingusius savo artimuosius. Paskui netgi buvo spausdintas sąrašas, aš neturiu 41, bet čia yra vėliau Amerikoje buvo tas sąrašas atkartotas naujienuose, tai va čia tokį pavyzdėlį, žodžiu, surinkome tą informaciją, kad būtų galima ir toliau tęsti darbą. Kaip sakiau, pati pirmoji knyga, kuri pasirodė,
Tai buvo pulkininko Jono Petruičio, kaip jie mušaudė. Išleista keletas versijų, 42 metais išėjo knyga, bet prieš knygą rugpjūčio 1 dieną, jau rugpjūčio 1, įsivaizduokit, per porą, netgi trumpiau negu per porą mėnesių, Petruitis sugebėjo parašyti į spaudą savo prisiminimus ir spauda pradėjo spausdinti. Tuo pasakydamas, kad primindamas, kaip jis buvo kankinamas, jį, kaip sakyt, kankino elektra ir netgi nugarą degino karštų prosų, taip lygintuvu, taip lietuviškai kalbant. Ir čia labai įsiminė jo knygoje toks panaudotas sovietų to enkavedisto tardytojo tokie žodžiai. Man jie ir dabar dar ausyse skamba. Nemanyk, Petruiti, kad jūsų draugai, jei tu jų neišduosi, padės tamstai vainiką ant tavo kapo. Juk vis tiek ant tamstos kapo šunės šlapinsis. Bet įsivaizduokit, kaip vertino žmogų. Čia trumpai. Paskui karo metais jau susiorganizavo ir daugiau leidinių. Buvo išleistas Lietuvių archyvas, kur taip pat buvo spausdinama apie tuos įvykius, rašoma plačios studijos, kaip sovietai elgėsi Lietuvoje. Čia yra Petruitis ir tas pats enkavedistas Rozauskas, kuris ruošėsi sulikviduoti 400 žmonių. Čia kitos knygos, kurios taip pat yra be galo svarbios, nes jos duoda labai daug papildomos informacijos, kiek kitų kampų. Ir ką aš norėčiau čia atkreipti dėmesį, kad lietuviai parašė, tai tikrai yra šaunuoliai ir aš noriu šitą istoriją pristatyti ne taip kaip tragediją, bet kaip tų žmonių tiesiog tokį sėkmės istoriją, nes jie, kad ir varomi, kad ir kankinami, jie visą laiką bandė išsigelbėti. Ir išsigelbėti ne tai, kad patys, bet jie bandė išgelbėti ir savo draugus, savo šalia einančius. Jie ant rankų, jaunesni vyrai, ant rankų nešė tuos nusilpusius, kad tik jų nesušaudytų, nes kad enkavedistai nepamatytų. Ir jie daugelį išgelbėjo šitokiu būdu. Tai nežmoniškas pasiaukojimas, tai nežmoniška, kaip sakyčiau, kilnūs poelgiai. Taip pat jie nešė maistą, atiduodavo, kadangi mano vyro senelis buvo toj grupėje seniausias, tai įsivaizduokit, ten kažkur gavę lupynų, bulvių lupynų, tai ne patys pirmiausia suvalgydavo, bet prisiminimuose parašyta, mes atnešėm savo seniausiam, kad jis pavalgytų, nes jis buvo labiausia nusilpęs. Tai čia labai įdomus. Bet kas dar yra labai svarbu, kad šitoj grupėje, kaip sakiau, buvo ne tik lietuviai, ne tik tai gudai, rusai, bet buvo ir lenkų, ir buvo labai daug moterų. Tame tarpe net nėščių moterų, su kuriuom enkavedistai žiauriai elgėsi. Ir viena Lenkė moteris, kuri buvo kartu Lenkijoje, taip pat aprašė Červenės įvykius. Čia jūs ją matysit, jinai yra rodoma, aš ją rodau, nes paliko labai taip pat įsimintinus prisiminimus. Čia daugiau knygų, ypatingai daug pasidarbavo šitoje srityje, aprašydamas tą visą sovietų terorą ir ypatingai Červenės įvykius. Juozas Prunskis, prelatas, kurį turbūt daug kas atsimena ir žino, tai tikrai padarė milžinišką darbą, kad šita istorija nebūtų pamiršta ir išliktų. Aš paskui galėsit nurašyti tas temas. Tai, bet štai kaip sakiau, nežinau, ar paskaityti keletą tokių įsimintinų scenų, aš nenoriu tom scenom labai čia užgaišti tą laiką, bet paskaitysiu. Bet štai toje kolonoje, kada kaliniai ėjo tokia scena, kniubo Bikinas ir Zdanavičius, juos nušovė enkavedistai. Birželio 26 į 27 naktį enkavedistai grupėmis varė už Červenės kalinius ir miške masiškai šaudė.
Visus sušaudytus pavardėmis išvardinti neįmanoma, nes prieš tai nebuvo pažįstami, o voroje tarp kelių tūkstančių susimaišę ir buvo galima tik keletą greta esančių žmonių susipažinti arba pažinti. Iš žinomų žuvo Daušvardas, pulkininkas Šarauskas, pulkininkas Gedraitis, majoras Špokevičius, leitenantas Tatarcevas, Vytautas Pėža, daktaras Kupčiūnas. Išsigelbėjo Jonaitis, paskui jisai pakliuvo vėl į miliciją, į sovietų ir juos lietuviai vėl ėjo gelbėti. Įsivaizduokit, bėga nuo tos sovietinės milicijos, bet draugai pakliūna, juos paima, jie eina per langą, lipa pas tuos milicininkus, sako, čia mūsų žmonės, mes ateinam jiem pagelbėti, jie nemoka rusų kalbos, mes išversim. Reiškia, žmonės tiesiog vienas kitą traukė kaip galėdami. Tai yra reta istorija. Ir tai vat tą Jonaitį. Ir čia kaip tik vienas iš jų atsimena apie keletą žmonių, kurie buvo tie išdavikai, kurie kolonų išduodavo. Tai minimas Simonavičius. Dar suradau, toksai buvo Bronius Čiplys ir iš Kauno buvo, rodos, pavardę Gaižutis, kuris pristatomas kaip siuvėjas, Kauno siuvėjas. Tai jis vaikščiojo tarp žmonių, klausė ir išdavinėjo. Tai čia prisimena kapitonas Žadvydas. Po karo 46 metais Amerikos lietuviai buvo ypatingai aktyvus, susiorganizavo ir čia radau dokumentą, spaudoje aprašytą Tėvynėje, diplomato Povilo Žadeikio surašytą protestą Suvienijų tautų generaliniam sekretoriui. Ta protestą paruošė Blikas, tiesiog skundas apie išvežtus ir sušaudytus lietuvius. Tai lietuviai veikė, lietuviai tiesiog kiek galėdami gelbėjo ir čia, ir ten. Ir tai buvo didelis, kaip sakyt, didelis žmonių pasiaukojimas. Dabar pristatysiu visus tuos, ne visus 20, bet pristatysiu tuos 10, kurie gyveno čia aplink Čikagą. Tai į Čikagą atklydo Anatolijus Chmieliauskas. Jis labiau žinomas kaip Antanas Tolis, nes parašė knygą Mirties kolona. Tai kas dar neskaitėt, galite paskaityti, tų dar knygų yra. Šiaip Antanas Tolis buvo žinomas tuo, kad jisai Smetonos laikais buvo gana aktyvus, sakyčiau, truputį pramuštgalvis, buvo jūrininkas ir buvo jau Smetonos laikais apkeliavęs didelę pasaulio dalį, buvo toks energingas, sakė, kad kai kur netgi buvo kalba, kad buvo jau ir laivo kapitonas, bet šiaip turbūt kažkoks technikas, mechanikas. Bet suimtas jis nelabai aišku už ką, bet atrodo, kad galbūt, kai atėjo sovietai, kaip buvęs kaip jūreivis, turėjo ryšius ir jis per Baltijos jūrą bandė organizuoti kai kurių lietuvių pabėgimą į Švediją. Ir jį rusai sulaikė ir jis irgi atsidūrė kalėjime, kai atsidūrė kalėjime, tai buvo išgabentas ir į Červenę. Bet šiaip labai įdomus žmogus, paliko įdomių savo paliudijimų, sakykime, mini Jankausko iš Marijampolės nušovimą ir ypatingai man asmeniškai skaitant labai užsiliko toksai jo pasakojimas apie pulkininko Gedraičio žūtį. Pulkininkas Gedraitis iš tos kolonos, kada buvo šaudomi, ar ten tankais traiškomi, netgi mašinom važiavo, aš nenoriu jums čia tų baisių vaizdų labai daug pasakot, įsigelbėjo ir jie pabėgo visi į mišką. Ir kai miške jau tarsi slapstėsi, jau tarsi viskas aprimo, jie netikėtai susidūrė miške
su NKVDistais. Ir vienas iš jų pamatęs kalinius šovė ir pataikė į Giedraitį, jis aišku žuvo, jis mirė. Tai kaip Anatolijus Tolis pasakoja, aš nežinau, ar tai tikra istorija, bet jisai pasakoja, kad tie jų ten ta grupelė, ar 5 ar 6, kiek jų ten buvo kartu, jie šoko ant to NKVDisto ir jie jį tiesiog sudraskė gabalais. Nu, reiškia, tokia žmonių buvo baisi įtampa, jie taip yra išgyveno, kad, reiškia, kad jiems jau ir to draugo mirtis buvo ypatingai skaudi ir jie šitokiu būdu susidorojo. Šitas Anatolijus Tolis po karo pasitraukė į Ameriką. Jis ne per DP stovyklą atvažiavo, bet jis atvažiavo per Švediją, kadangi matomai turėjo ryšių su jūreiviais, tai jisai ir savo šeimą atvežė čia ir čia gyveno. Nu, jisai sako, kad ypatingai tais momentais, kada buvo sunku, labai padėdavo malda. Ir jie dažnai melsdavosi ir jisai štai taip rašo. Mirties kolonos vienas iš tūkstantinių aukų stebuklingai išlikęs Antanas Tolis atsimena, kaip Minsko kalėjime jie buvo rūšiuojami mirčiai. Visi supratome, sako jis, kad niekas negali mūsų taip sustiprinti ir drąsa apšarvuoti kaip malda. Malda, kuri išblaško visokias abejonės, malda, kuri suteikia ypatingos drąsos pažvelgti į pasaulį paskutinį kartą. Tai čia aprašė jo tokį įspūdį draugas ir jo paliudijimą darė. Dabar jisai sako, kalbama, kad jisai knygą tą Mirties kolona parašė būdamas Švedijoje. Nu ir Amerikoje pradėjo spausdinti pradžioj, laikraščiai pradėjo jo istoriją spausdinti. Ir čia, kai jis pamatė tą istoriją ir pamatė tuos sovietų pateikiamus žiaurumus, neišlaikė komunistinė laisvė. Pradėjo iš tų jo knygos tyčiotis, jis netgi surado kažkokį tai Antaną Tūlį ir apkaltino, kad jis pasisavino slapyvardį, kad žinai, kad čia maždaug konkuruoja. Nu, ir taip labai neigiamai pažvelgė į tą jo istoriją pasakojamą. Tai čia truputėlį dar įdėjau. Va, šita knyga, jūs taip pat galite matyti, jisai sako, kad jis tiesiog rašė savo ir tų žuvusių ir kentėjusių žmonių krauju tą istoriją. Tai jis taip labai jausmingai tą pristato. Čia kelios ištraukos iš Mirties kolonos, aš nebeskaitysiu, bet dabar toliau su juo atsitiko labai įdomi istorija. Atvežė šeimą ir iš čia kurį laiką buvo, bendravo su lietuviais, dalyvavo susiėjimuose ir, žinoma, pasakojo apie savo išgyvenimus. Bet kažkas atsitiko, kad jisai 50 metais atsidūrė Švedijoje vėl. Aš nežinau, aš tik tai konstatuoju tą faktą. Komunistinė spauda vėlgi iš jo labai įsišaipė, kad jis čia maždaug nepatikimas asmuo, gal jis čia koks nors sovietų agentėlis, ar ten, reiškia, į Švedijos kalėjimą pateko kaip suklastojęs dokumentus. Ne savo pavardę, o svetimą pavardę, dar su antra žmona. Tai nežinau, kaip ten buvo, bet likusiai žmonai buvo didelis smūgis. Ir netgi radau draugę tokį pranešimą, kur jo tikroji žmona kreipiasi į lietuvius ir sako, jūs man nerašykit, jūs man neklausinėkit, aš nežinau, kur tas mano vyras, aš su juo nebegyvenu, žodžiu, jūs mane palikit ramybėje ir neskaudinkit. Tai netgi tokį pranešimą. O kas atsitiko su tuo Antanu Toliu, aš dar kol kas neradau. Ar jis grįžo atgal į Ameriką po Švedijos kalėjimo, ar jisai kažkur kitur nuplaukė, nežinau, bet jis gyveno čia, Čikagoje, tai norėjau jį paminėti kaip labai tokį išskirtinę įdomią asmenybę. Kitas įdomus asmuo, Čikagos apylinkėse gyveno toksai Jonas Gabrusevičius.
Jisai buvo Lietuvos kariuomeniai, po kariuomenės buvo policininku dirbo, nu irgi jį suėmė matomai kaip nepatikimą, įtariama, kad dalyvavo, reiškia, kontrrevoliuciniai veikloj prieš Sovietų sąjungą, buvo apkaltintas, Sovietų sąjungos tėvynės išdavimu ir panašiai. Tai irgi buvo vienas iš tų, kuris buvo šaudamas Červenyje. Šiaip Čikagoje buvo labai aktyvus žmogus, dalyvavo Šaulių sąjungoje, dalyvavo policininkų, tokia buvo organizacija. Bet jis vienas iš tų, kuris taip pat liudijo apie tuos, kaip sakyti, žiaurumus, kuriuos patyrė Kersteno komitetui. Čia, kai buvo kalba apie Kersteno komitetą, jis buvo cituojamas. Tai kas man pavyko? Man pavyko po Kersteno komiteto to aptarimo čia tyrimų centre surasti jo sūnų, dar gyvą, truputį pasišnekėti, susirašyti. Ir apie jį gavau, keletą, šiek tiek informacijos, bet jisai sako, sūnus, kad aš buvau dar mažas, aš negalėjau nieko daug žinoti, bet sako, tikrai žinau, kad mano tėvelis buvo Červenėje ir jis, išgyveno tuos baisius dalykus. Tai va čia Jonas Gabrusevičius, čia jisai Šaulio uniformoje, jis taip pat paliko liudijimus, galima surasti, aš turiu visą informaciją apie jį. Čia jo liudijimas Kersteno komitetui, šitoje knygoje atspausdintas. Čia taip pat jo liudijimą įdėjo, kadangi jis vienas iš tų, kuris labai įdomiai papasakojo savo išsigelbėjimą. Visų istorijos tai tokios, kad griuvo, kai pradėjo šaudyti, įvirto į griovį, paskui kiti bėgo. O šis žmogus pasakoja, kad jis irgi nuvirto ir pasislėpė po žuvusiais žmonėmis, bet kai pajuto, kad tų enkavedistų, kurie jau čia lietuvių šaudė nedaug, keletas iš lietuvių tiesiog susikaupė jėgas ir puolė tuos rusus enkavedistus ir, kaip jisai rašo, pribaigė. Tai šitas faktas aš nesu girdėjus, niekas jo nemini, o vat Gabrusevičius vienas iš tų, kuris kaip sakant, pasipriešino šitiems išnaudotojams ir kankintojams. Tai va čia surinkau visą istoriją ir dabar šiek tiek parodysiu. Va čia gavau iš jo sūnaus, kaip jis atrodė jaunystėje. Mes, kai pradėjome tikrinti sąrašus, tai nebuvo žmogaus jokio atvaizdo, vardas, pavardė ir gryni faktai. Bet va pavyko surasti, tai labai džiaugiuosi, kad va tokie kontaktai yra ir kad šeimos nėra pamiršusios, kad jos tą atminimą laiko ir tas yra tikrai įspūdinga. Čia, o šitos visos nuotraukos pavyko surasti jau per suskaitmenintą spaudą. Buvo daug rašoma, buvo kalbama, o kas svarbiausia, jisai pats paliko prisiminimus. Dabar toliau eisim prie sekančio žmogaus. Gyveno čia ir Vaclovas Kaušas, kuris čia pristatomas kaip, dabar galvoju, kaip Ukmergės savivaldybės buhalteris, ir suimtas, matyt, irgi už įtartiną veiklą, bet aš Kaune radome dokumentus, kurisai Kaune dirbo policininku. Daugelis Lietuvoje tarnavusių policininkų, važiuodami į Ameriką, bijojo pasisakyti, gal bijojo, o gal specialiai nesisakydavo, todėl kad tų policininkų Amerika turėjo, policininkų reikėjo ten kokio buhalterio, reikėjo valytojo, reikėjo žemdirbio, kad žemę kastų, tai dažnai užsirašė ten kokiu valstiečiu ar dar kokiu nors, buhalteriu užsirašė.
Tai vat vienas iš jų buvo Kaušas, bet pavyko rasti jo dokumentą, kuris yra nuomavęs butą Kaune ir čia dar matote namą, kurį jis nuomavo ir įrašyta, kad jisai jo tarnyba policininkas. Tai ir dar pavyko taip pat Lietuvoje, čia Robertas Čerskus, pavyko jam surasti kažką iš artimųjų ir taip pat gavome keletą tokių asmeninių nuotraukų. Kodėl mes tas, va čia jo yra DP stovyklos dokumentas irgi radome, kodėl mes tas nuotraukas renkame. Mes galvojame, kad dar būtų gražu išleisti šitų žmonių, apie šitos žmonės knygą. Galbūt juos parodyti, kaip jie atrodė prieš Červenę, kaip jie atrodė kalėjime, nuotraukos, koks jų likimas, kad juos pagerbti. Ne tik, žinoma, išsigelbėjusius, bet pagerbti ir tuos, kuriuos žinome žuvusius. Tai čia tokia svajonė į priekį, nežinau, kaip pasiseks įgyvendinti, bet kaip matot, šitą darome ir medžiagos yra. Čia taip pat parodysiu dar, bet susirinkom netgi ir spaudoje spausdintus tiesiog pranešimus, mirties pranešimus, nu ir pavyko surasti jo kapą taip pat Kazimierinėse. Tai nebuvo žinoma, kur jisai palaidotas. Na, o visa istorija, kodėl aš čia šiandien, tai kai sužinojau, kad Antanas Petraitis, kunigas, čia gyveno ir Market Parko bažnyčioje buvo, kaip sakyt, tęsė savo kunigišką misiją, patarnaudavo ir Švento Jurgio bažnyčioje ir kitoms bažnyčioms. Šitas žmogus labai palaikė lietuvius tuomet Červenės kelyje. Jis juos kviesdavo maldai, jisai suteikė, žinot, tuos paskutinius patepimus, jeigu žūtų, tai jis ir jo brolis. Jo brolis Pranas buvo Kauno kunigų seminarijos rektorius, jie buvo kartu, ir, kaip sakyt, dvasiškai gelbėjo tuos žūstančius, kenčiančius žmonės ir juos labai palaikė. Tai jo brolis neišgyveno, jisai mirė 50 rodos metais Konstancoje, Vokietijoje, o Antanas Petraitis atvyko čia ir buvo labai gerbiamas tarp žmonių, ypatingai buvo gerbiamas tarp tų visų čia į Ameriką atvykusių. Tai va labai norėjau priminti Market Parko bažnyčiai, kad jie turi beveik, kaip sakyt, dar vieną kankinį, kurį tikrai reikėtų prisiminti ir pagerbti, ypač Birželio tų tragiškų įvykių dienomis. Čia kunigas Petraitis atrodo taip, kai jis grįžo iš Červenės tų, kaip sakyt, kankinimų. Kai kas prisimena tą jo tokią kepurę, nes ta kepurė kartais patarnaudavo ir vandeniai atnešti. O čia vat yra, aš tiesiog man labai sunku pasakoti istorijas, kaip jis įsigelbėjo, bet jis irgi pasakoja, kad jis matė, kaip tankai traiškė žmonės, kaip šaudė, kaip tyčiotas žiauriai žmonių. O čia, man atrodo, irgi yra kunigas Končius, kuris labai veikė Baltę, labai daug išgelbėjo lietuvių, pritraukė čia į Ameriką, suteikė pagalbą ir materialinę, ir finansinę. Jisai čia pasitinka kunigą Petraitį Čikagoje. Tai apie Petraitį yra labai daug medžiagos, aš jums taip pat pasiūsiu, bet čia didesnė nuotrauka. Jo atvykimą taip pat aprašė visa išeivijos spauda, bet aprašė ir komunistinė laisvė. Tai netgi įsityčiojo, sakė, čia dar vienas mučialnikas atvažiavo, girdi, ko iš čia nori, savo tokias pasakas pasakoja, nes sovietai yra draugiška valstybė, sovietai tokių nusikaltimų nedaro. Tai, reiškia, tokia reakcija buvo iš šito komunistinio laikraščio. Reikia žudynių.
Kas mučalnikas? Mučalnikas tai yra kankinys. Čia rusiškas toksai žodis. Tai dar pasakysiu, kad kunigas Petraitis buvo dar vienas asmuo, kuris liudijo Kersteno komitetui. Drąsiai, tiesiog ir kaip kunigas jisai turbūt turėjo didesnę vertę negu galbūt kiti, jo žodis buvo labiau priimtas ir įvertintas. Tai labai yra tiesiog labai nusipelnęs žmogus ir verta jį prisiminti. Kai jau jis mirė labai netikėtai po širdies smūgio, tai spaudoj pasirodė pranešimai, kad mes jo labai pasigesime. Ir tada tie patys politiniai kaliniai, čia jau yra liudijimas spaudoj, kaip jisai savo kančias papasakojo. Tai kaliniai susidėjo, susiorganizavo ir pastatė gražų paminklą. Pradžioje mes taip pat nežinojome, kur tas paminklas ir mano tikslas buvo surasti kunigo Petraičio paminklą. Ir žinoma, pradžioje netikėtai aš radau spaudoj, tas yra vėlgi didžiulės dėkas laikraštininkams, spaudos, kaip sakyti, atstovams ir žinoma tiems, kurie tą dabar spaudą mums leidžia skaityti, kur mes galime kompiuterio dėka prieiti. Tai čia yra kunigui Petraičiui pastatytas Kazimierinėse labai gražus paminklas ir jį surado taip pat man talkino Elgimantas Barniškis. Jam didžiulė padėka už tai, kad tiesiog žmogus paskyrė savo, kaip sakyt, laiką, važiavo, sėdėjo kompiuteriuose, po to važinėjo, sakė, žinai, 2 valandas ieškojau, nes pasirodo, žinot, ten yra kompiuteryje yra nuorodos, bet surasti tą sklypelį, tą plotelį netaip lengva. Tai čia iš karto jisai sako, jūs padarykit kokią tai irgi suskaitmeninimą tų kapų, kad įdėjus į internetą žmonės, kurie ieško artimieji ar kurie domis istoriją, kad galėtų lengviau prieiti. Tai tokia, dar neatsibodo, dar galiu pasakoti. Tai dar vienas išsigelbėjęs iš tų baisių dienų yra Pijus Švelnys. Aš kaip sakau, kai kurie žmonės, tie, kurie buvo Červenėje, pro pragaro vartus ėjo ne vieną ir ne 2 kartus. Nes kai kurie, čia aš jų dar kol kas neminiu, jie buvo patekę į sovietų kankinimo mašinos tą visą sukimąsi. Grįžę vokiečių metais, jie įsijungė į antinacinę kovą. Jie pakliuvo pas nacius, jie buvo pasodinti į kalėjimus, išvežti į nacių stovyklas ir kai kuriuos taip pat išgelbėjo Vokietijoje, jau ar tai amerikiečių kariuomenė, ar tai kita. Reiškia, jie kentėjo nežmoniškai daug ir nežinia už ką jam tos kančios. Tai čia yra Pijus Švelnys, jis iš Brighton parko. Jis taip pat policininkas buvęs ir čia jis, kaip sakyti, dalyvavo veikloj, bendruomenės veikloj, paskui vidurio vakarų apygardos, čia bendruomenės veikloj, ir taip pat mirė ir palaidotas Kazimierinėse. Bet čia spauda vėl pagirimo žodis spaudai. Pijus Švelnys pasirodo buvo pakliuvęs į didelę avariją, buvo stipriai sunkiai sužeistas ir vos išgyveno. Tai vėl spauda aprašė, iš to žinome, kad tam žmogui čia irgi nebuvo pyragai, kad dar kartą teko susidurti su, kaip sakyt, akistatai su mirtim ir dar kartą pasipriešinti, žmogaus stiprybė. Tai ir čia jie visi kadangi labai uvažuojo kunigą Petraitį, tai jie nusifotografavo kartu prie kunigo Petraičio pastatyto jau paminklo. Čia jie Pijus Švelnys, Gabrusevičius jau minėtas ir Juozas Žičkus, čia turbūt tie 3 priekiniai, dalyvauja Krivulės veikloje. Krivulė tai buvo policininkų tokia organizacija, kurie veikė, kurie, turbūt ir dar Lietuvos pasisakydavo, ir
ir kitus darbus darė, tai čia va Pijus Švelnys. Taip pat pavyko rasti jo paminklą, taip pat, nu ir nepavyko surasti jokių artimųjų, nepavyko pasišnekėti, bet vat štai atminimas yra užfiksuotas, labai gražus paminklas ir žmogaus atminimas yra išsaugotas. Dar vienas žmogus, dar vienas Šervenės kankinys, Kazys Subatis ar Subaitis, vat dvejopai rašo tą pavardę, taip pat buvo Červenėje, taip pat buvo išsigelbėjo, taip pat buvo DP stovyklose ir tikrai žinoma, kad atvažiavo į Ameriką. Bet apie jį nieko nepavyko surasti jokių pėdsakų Amerikoje. Kol kas. Gal ateityje pavyks, bet kaip asmenybė taip pat labai įdomus žmogus. Lietuvoje dar iki karo, Smetonos laikais, jis pasirodo buvo įstojęs į komunistų partiją. Ir kažkokios gamyklos Šančiuose, darbininkų veikloje dalyvavo, aktyviai reiškėsi, bet kai jau atėjo rusai, kai atėjo sovietai, jisai jau veikė prieš sovietus slaptoj organizacijoje ir turbūt ruošė sukilimą. Tai va tokiu būdu pakliuvo į kalėjimą, ir iš kalėjimo pakliuvo į Červenę. Koks jo likimas toliau, nepavyko sužinoti, gal kada nors ateityje, bet žodžiu susidūrimas tiesiogiai su sovietais, su jų žiaurumu turbūt pakeitė ir jo mąstyseną, pakeitė ir jo nusistatymą būti komunistų partijos nariu. Čia apie jį aš pasiunčiau. Dabar štai šitas žmogus, va šitas tai tikrai ėjo pragaro vartus daug kartų. Juozas Taraška gimė Pensilvanijoje, Mahogany City. Ir su tėvais Smetonos laikais grįžo į Lietuvą, augo Lietuvoje, buvo policininku, augo Luokės apylinkėse, buvo pasienio policininkas. Žodžiu, žmogus jau, sakyčiau, jau ir prasilavinęs, ir pareigos tokios atsakingos. Ir vėlgi pakliuvo į Červenę. Rodos rusams kaltinam, kad jis padėdavo pereiti kai kuriems lietuviams sieną bėgantiems nuo sovietų. Tai ir kažkokioj veikloje dalyvavo, tai jis taip pat yra palikęs šiokius tokius savo prisiminimus nedidelius, bet šitą žmogų noriu atkreipti dėmesį dėl to, kad čia gyvendamas Amerikoje, jis po visų tų įvykių bandė kabintis į gyvenimą, nežinau, ar sukūrė šeimą, ar turėjo vaikų, bet su juo įvyko toks įdomus nutikimas. Su kitu lietuviu jisai atidarė taverną ir čia Čikagoje, čia nurodyta, turiu net ir gatvę ir numeris yra užrašytas, kur ta taverna buvo išlaikoma. Vieną dieną į taverną atėjo juodukas ir jį peršovė 7 kulkomis. Jis pakliuvo į kalėjimą, žinoma, tą nusikaltėlį pagavo, jis pakliuvo į kalėjimą, bet vėl išgyveno. Mirė dar po to, po 10 metų. Tai tokia istorija. Bet aš noriu parodyti, kad mes kartais žiūrim į tą istoriją kaip į tragišką įvykį, bet žmonės priešinosi, žmonės kovojo, žmonės nepasidavė, čia jau ne dėl smulkmenų, bet netgi ir tokiuose situacijose jie bandė išgyventi. Tai apie Juozą Tarašką, čia jį gražiai atsimena, surinkau šiek tiek iš spaudos visokių pranešimų, čia jos atvykimo dokumentų keletą radome, čia tas aprašytas įvykis
įvykis su tuo peršovimu. Jis taip pat paliko savo prisiminimus, jie yra užrašyti spaudoje ir užrašė Juozas Prunskis. Tai ir čia pavyko Algimantui Berniškiui surasti jo kapelį. Dar išlikusi ta lentutė žymi jo mirties vietą. Na ir vienas turbūt labiausiai dekoruotų, bet aš apie jį surinkau gražių nuotraukų ir taip pat palikęs žmogus prisiminimus, tai pulkininkas Juozas Tumas, gal kas pažinojo, gal girdėjo, buvo tikrai įžymi asmenybė, Lietuvos savanoris, labai stipriai dekoruotas, apdovanotas Lietuvos ordinais, medaliais. Antro Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pulko vadas. Na, ir turbūt daug nusipelnęs Lietuvai žmogus parašė knygą Kelias į Červenę. Tai jis irgi aprašė tuos visus įvykius, jeigu kas norėtumėt pabandykit perskaityti. Aš skaičiau, nėra lengva skaityti, bet žinoti ir susipažinti tikrai būtina. Tai čia apie jį šiek tiek nuotraukų čia su žymiais žmonėmis, netgi su Plekavičiumi sėdi. Jie turėjo, aktyviai veikė, buvo aktyvus ir čia žmogus, taip kad ir kalbėjo apie Červenę ir dirbo dar Lietuvos išlaisvinimo, darė daug, kad šiandien Lietuva būtų laisva. Tai tą norėjau parodyti. Bet čia irgi šiek tiek iš spaudos pranešimų galima atsekti, sužinoti, kur tas žmogus, koks jo likimas. Toks va mano ir, kaip sakyti, ir tikslas buvo šiek tiek praplėsti tų žmonių tą atminimą ir galbūt patikslinti enciklopedijas, knygas, kai rašo, kad nežinomas likimas. Tai žmonių likimas yra žinomas, va jūs matot, ir jis yra užfiksuotas. Dar vienas žmogus, mažiau žinomas, kaip sakiau, kad buvo ir garsių žmonių, bet buvo toje kolonoje ir studentų, rodos ir mokinių kalėjime. Kauno buvo tokių visai jaunų žmonių. Alfonsas Žebrauskas taip pat atvyko į Čikagą po tų visų žiaurių įvykių, čia gyveno Čikagoje. Ir gyveno Čikagoje, paskui įsikėlė į Viskansiną, bet sugrįžo ir į Kazimierines. Tai pavyko surasti, čia brolio prisiminimas, brolis buvo nuvažiavęs į tas vietas ir kur į Červenės vietas ir tiesiog buvo aplankyti tas vietas, kad tiesiog prisimintų ir pagerbtų brolį. Tai čia pranešimai vėlgi pavyko atrasti jo paties kapą, žmonos ir dar turbūt sūnaus, kuris buvo Neivi irgi kariškis pasitarnavęs Amerikai. Nežinau, ar padeda šitie popieriukai, bet jeigu ne jie, tai šiandien paskaitos nebūtų. Dar vienas Antanas Žemaitis. Labai tokia liūdna istorija. Jisgi sugrįžo į Lietuvą po Červenės tų šaudymų. Žmogus gyveno su šeima, sukūrė šeimą, žmoną turėjo, bet kai atėjo antrą kartą sovietai, jis turėjo trauktis, nes tikrai žinojo, kad jį persiks, jo nepaliks ramybėje. Jis išvyko ir atsirado Amerikoje, o šeima liko Lietuvoje. Jie taip ir nepasimatė. Kaip suprantu, iš tokių labai trumpų spaudos pranešimų jis išgyveno, nes čia buvo užuojautos siunčiamos dėl žmonos mirties. Ir jisai tiesiog buvo galbūt mylimas tarp žmonių, tarp Amerikos lietuvių, bet galbūt nelabai buvo įsijautęs į bendruomenės veiklą, bet vis tiek jisai čia liko palaidotas ir taip pat nukeliavo į Kazimierines. Tai va tiek, tai turbūt va tas dešimtukas lietuvių kankinių, kurie patyrė, dar
dar Juozas Žičkus. Ir aš čia savo kažkur pamečiau Žičkų. Tai dabar neturėsiu popierėlių, bet čia dar apie Šovą pasiunčiu, kadangi Šova buvo kaiminystėje Indianoje, tai taip pat buvo labai aktyvus žmogus, pulkininkas, daug Lietuvai pasitarnavęs ir taip pat buvo Červenėje ir išgyveno tuos baisius tas akimirkas ir daug turbūt skausmo patyrė. Juozas Žičkus taip pat vienas iš tų aktyvesnių, irgi Lietuvoje buvo policininkas, jo brolis buvo ir saugume dirbo, Povilas Žičkus buvo žinomas, jis čia Amerikoje labai aukštus mokslinius laipsnius turėjo, dirbo kosmologijoje ir kosminiai tyrimų srityje, o brolis gyveno čia Čikagoje. Ruošiantis šitai paskaitai, sakykime, praeitą savaitę internete, kai čia mes platinome pranešimus, kad vyks tokia paskaita, internete, Facebook'e atsišaukė moteriškė, sakė, čia mano senelis, Juozas Žičkus, ir mes šiek tiek pabendravom, truputėlį gavau informacijos apie juos. Jinai labai norėjo šiandien atvykti, bet negalėjo, nes mama yra ligoninėje. Pasišnekėjau ir su mama, su Juozo Žičkaus dukra. Turėjo 3 dukras. Na ir aš jums jas parodysiu, mes pasikeitėm ir nuotraukom. Jie, žinoma, neturėjo tos informacijos, ką aš buvau surinkusi, aš pasidalinau savo, jie labai apsidžiaugė. Žičkus vienas iš tų, kuris taip pat paliko savo atsiminimus ir liudijimus ir tas labai praplečia žinojimą apie tą įvykį. Daugeliu istorikų tai yra vienas epizodas Červenėje iš daugelio. Bet mums tiems, kurie yra artimi tų žmonių, tai yra labai svarbus gyvenimo epizodas ir tai labai skaudi istorija. Tai aš, tai taip pat ir jiems jaučiu, kad ir Žičkaus giminiai ta atmintis toliau palaikoma, išsaugota atminimas apie tą žmogų. Čia jisai Šaulių sąjungoje buvo aktyvus žmogus. Čia Žičkus, kur sakiau, Gebrusevičius, Žičkus ir Pijus Švelnys, lietuvių policininkų draugijoje kartu. Čia pavyko rasti jo kapą, taip pat sužinojau iš anūkės, kad Lietuvoje išleista jo sesers knyga, jis taip pat minimas ir Červenėje irgi aprašyta. Ir čia yra jam nekrologas ir rašo kaip tik tų įvykių, apie jį rašo tų įvykių dalyvis ir labai šiltai atsiliepia, atsisveikino su savo, kaip sakyt, tos baisios kelionės draugu. Na ir čia vėlgi prie paminklo kunigui Antanui Petraičiui, čia visi politiniai kaliniai, Červenės kankiniai stovi. Na ir čia Juozo Žičkaus šeima, žmona, pirmoji dukra, vyriausia turbūt, gal čia pirmoji dukra, su kuria aš kalbėjau. Ir čia dar viena dukrelė, 3 dukrelės turėjo, tai gavau gražią nuotrauką, visai tiesiog prieš kelias dienas ir galėjau su jums pasidalinti to žmogaus. Tai likimas nėra nežinomas, sužinojom šitų žmonių likimą dėka, kad leidote kalbėti šioje paskaitoje. Čia yra nebematau, Antanas Šova. Taip pat pulkininkas, aš pasiunčiau jums nuotraukas. Dar čia tokį dalyką padariau, tokį projektėlį, per daug nesuafišuoju, bet nesiafišuoju, bet aš jums paleisiu. Skaitant tuos atsiminimus, kurie čia yra ir spaudoje, tiesiog
kilo idėja pabandyti surašyti visus tuos, kurie tuos žmonės kankino. Kauno kalėjime, toje kelionėje į Červenę, jie mini tuos NKVDistus, jų vardus ir pavardės. Tai paprastai Lietuvoje mūsų istorikai tai mini visus kitus, bet neduok Dieve ten kokį NKVDistą paminėti, tai kratosi, kad neištart jo žodžio. Tai aš čia yra, tai ką čia 3 lapai, čia yra dar juodas darbinis tiesiog, kaip sakyt, pabandymas surašyti NKVDistus ir ką jie tardė. Nes jeigu aš imu iš žmogaus atsiminimų, tai jisai sako, mane tardė toks ir toks vardą pavardę, tai aš rašau, tardė ten kokį nors Žadvydą toks ir toks NKVDistas, tardė tokį ir tokį, toks ir toks NKVDistas. Aš gaunu informaciją, kaip paskui mes ją išvystysim, aš nežinau. Dar ką padariau, dar iš jų tų pasakojimų, dažnai jie mini, kaip jie Kauno kalėjime buvo. Ten irgi yra įdomus atsiminimai, liūdni atsiminimai. Sunku spręsti, kiek tų žmonių kalėjime buvo. Todėl ne tai, kad kalėjime, bet kamerose, kiek žmonių buvo. Kalėjimai buvo perpildyti ir kameros buvo perpildytos. Tai kai vežė į tą Červenę, už tai ir sakom, kad mes nežinom nei kiek jų išvežė, nei kiek jų žuvo, kiek sugraibėm, išsigelbėjusių, tai sugraibėm. Tai va čia pabandžiau dar sudaryti pagal pasakojimus kalėjimų kamerose sėdėjusių kartu žmonių pavardės. Tai va čia toks bandymas irgi juodraštinis, bet parodysiu, ką kartais, kai turiu laiko, atsisėdu, skaitau knygą, skaitau prisiminimus, skaitau spaudą, va šitą naujai suskaitmenintą ir visą laiką kažką atrandi to, ko dar nežinojai. Tai šiandien tuo ir norėjau pasidalinti, o čia yra, dar parodysiu, o čia tie yra sąrašai, mano darbiniai sąrašai, kur kiekvieną kartą įvedu pavardę į kompiuterį ir laukiu, kad kompiuteris parodytų gal kažką naujo sužinosiu. Labai dažnai nebūna, bet kompiuteriai turi gerą savybę. Tu ją šiandien įdėk kokią nors paklausimą ir palauk savaitę arba 2. Iš 2 patikrink, vis tiek kažkas bus. Tai va, pasiunčiu tą savo juodraštinį, kad pažiūrėtumėt, kaip aš dirbu, kaip tas Robertas Čerskus. Mūsų dažnai dalinamės informaciją, aš dažnai ką nors pražioplinus ir architektas, tai jis yra labai, labai tikslus, detališkai. Tai jau kai ko nors pritrūkstų, jis man rašo, taigi aš jums prieš metus laiko siunčiau tą informaciją, negi jūs neužsižymėjote. Aš kažkur užsižymėjau, bet kompiuterį pasimenu. Tai va šitie sąrašai man leidžia sugrįžti. Jis man vėl atsiunčia tą informaciją, kurios man reikia ir man labai daug padėjo ruošiantis šiai paskaitai. Tai ačiū Robertui Čerskui, ačiū Algimantui Barniškiui ir visiems tiems, kurie man leido tiesiog prie šitos istorijos prisiliesti ir ją papasakoti jums. Ačiū. Labai ačiū, Jolita, tai dabar laikas klausimam, diskusijom, jei kas nors turi klausimą, norit pasisakyti. Man labai įdomu, ar yra kur nors, kaip nors anglų kalba aprašytas šitas visas įvykis? Galiu pasakyti taip, kad Jono Petruičio, pulkininko Petruičio tą knygą, kaip jie mus sušaudė, buvo versta į anglų kalbą, žinau, kad buvo versta į italų kalbą, rodos į prancūzų kalbą, bet tai čia tik tai Jono Petruičio tas atsiminimas. Dabar visiškai ruošiantis paskaitai radau aprašant, kai vyko Kersteno komiteto tie apklausinėjimai, tai amerikiečių spauda
plačiau rašė ir apie jo kančias ir susirinkau iš amerikietiškos spaudos taip pat pranešimus, ką rašė. Turiu bent 3 ar 4 laikraščių kopijas pasidariusi, bet jų buvo daugiau. Rašė apie tą įvykį ne tik Čikagoje, bet rašė plačiau Amerikoje. Tai kažkas buvo, ar visų buvo tiesa. Dar Kanadoje buvo vienas lietuvis, Giliardas Urbonas, kuris leido laikraštį anglų kalba. Ir jisai spausdino ir apie Červenę, ir savo prisiminimus, ir jo misija buvo tokia, jis norėjo paskleisti pasauliui kiek įmanoma daugiau žinių apie tą visą sovietinę sistemą, apie sovietų nusikaltimus ir pristatyti, nes jis pats buvo išgyvenęs, jis galėjo liudyti. Tai aš čia jo neminėjau, kadangi jis kanadietis, ne čikagiškis, bet atrodo iš spaudos randu, kad jisai dažnai lankydavosi čia Čikagoje. Tai dar prašau klausimų. Jūs tiek daug informacijos sukaupėt, reikėtų knygą rašyti visą tą. Tai žinot, čia viskas tada, kada visi miega, kai niekam netrukdau, kai nuvagino savo miego šiek tiek, tai vat susikaupė. O žinot, mano tokia irgi būtų idėja, būtų gražu tokias knygas surinkus tokią informaciją, tikrai aš ir svajonę turiu padaryti tą knygą šitų žmonių įamžinimui. Ir kad tos istorijos liktų ne tik tai jų amžininkams, jų vaikams ar anūkams, bet kad liktų ir platesniai visuomeniai, kad liktų ir istorikams, kad jie galėtų papildyti naujom žiniom istorijos knygas. Būtų gražu, bet dažnai pamastau, o kodėl Lietuvių fondas neturi tokio finansavimo. Ne visom galbūt knygom, bet va tokios istorinės atminties knygom gal ir būtų, kas nors užaukotų, medžiaga surinkta, beliktų tik sudėti, gerų kompiuteristų reiktų, ilgai galbūt neužtruktų ir būtų tiesiog galima paskleisti ne tik tai lietuvių tarpe, galbūt kažkokius tai angliškus įrašus padaryti ir tai būtų, aš kai kartais turiu tokią svajonę, čia dabar mane filmuoja, bet aš norėčiau taip kaip, tokia žinoma Lietuvoje veikėja Faina Kuklianski televizijoje vieną kartą atsinešė tokią knygą ir teškė ant stalo. Bet ir aš norėčiau kur nors televizijoje nueiti ir taip, gal ne tėkšt, bet kultūringai, mandagiai ant stalo padėti. Va štai yra mūsų kankiniai. Jų atminimas mums yra brangus. Va, ponia Kuklianski, prašau pasižiūrėti. Priimkite ir mūsų skausmą, ne tik mes turim priimti jūs. Koks jūsų vyro senelio vardas? Mano vyro senelio vardas yra Povilas. Povilas Lašas, bet jis dar turi ir rusišką pavardę Spiridonovas. Spiridonovas. Labai sudėtinga istorija, bet kodėl aš esu Rutkauskaitė Rutkauskienė? Todėl, kad kai susipažinau, čia tokia paslaptį išduosiu. Kai susipažinau su savo vyru, jis turėjo tą savo senelio pavardę, nes ta senelio pavardė sovietmetį juos išgelbėjo. O jo senelis pasirodo, bet aš renku tą istoriją ir dabar knisuosi, verčiu, kur tas senelis gimė. O senelis gimė Zarasų rajone, tais anais caro laikais, kai tas kraštas buvo labai rusinamas. Mama tikrai lietuvišką pavardę Lašaitė. Vėliau jisai pasėmė mamos pavardę, kad susilietuvinti. Ir kai mes susipažinom su vyru, jau čia ruošiamės ženyti, su mano mama sako, vaikeli, tai kaip jūs dabar atrodysit su ta rusiška pavardė? Ar jūs galvojat apie savo vaikus? Mano mama nebuvo nei politiškai labai tokia užangažuota, bet sako, tai ką jūs dabar darysit? Aš taip nežinau, sakau, tai ką čia dabar daryti? Žinot, įsimylėjus iki ausų, man tas pats ta pavardė
Jinai sako, o tegul įsima tavo pavardę. Mama pasiūlė, mano vyras sutiko, mama dar sakė, tegul nueina pašneka su savo tėvais, tėvai irgi sutiko. Ir taip aš iš Rutkauskaitės pasidariau Rutkauskienė, o mano vyras pasidarė Rutkauskas. Bet kas atsitiko, mes dabar lygtai kaip ir norėtume susigrąžinti tą Lašo pavardę, bet Dieve, tu mano, tas biurokratinis aparatas taip sukasi, kad jeigu pradėsim keisti dokumentus, tai aš abejoju, ar 10 metų užteks. Tai mes nutarėm, kad jau mes nebekeisim. Mano sūnus turėjo tą šansą, bet vėlgi, sako mama, per daug, jau dabar tegul ta istorija lieka kaip lieka, bet... Ačiū. Jūs norėjot klausti? Čia gal yra klausimas, kas tik tai žinotų tokį dalyką. Pereitą savaitę aš pirmą kartą aplankiau Washington, D.C. Victims of Communism Museum. Ir kiek man ir sūnui paaiškino, kad buvo lietuvė, kuri prisidėjo prie to muziejaus įsteigimo paruošimo. Prieš metus ten buvo speciali paroda, prie kurios prisidėjo genocido centras. Ir man atrodo, jį būtų buvusi labai įdomi pamatyti, bet užsibaigė. Jie ten turi mažai informacijos apie lietuvius komunizmo laikais. Turi vieną interviu su žmogum, kuris užaugo po komunistus, kuris yra lietuvis, bet jis buvo Lietuvos žydas ir jų šeima 86 metais emigravo. Tai aš skaitau netipiškas lietuvis, kuris kentėjo po sovietus, tie, kurios vežė į Sibirą ir taip toliau. Bet mano klausimas yra, ar mes kaip lietuvių bendruomenė kaip nors bendraujame su tuo muziejum, ar kas nors žino, ar yra kokių ryšių su jais, ar būtų galima jiem pateikti kokios nors informacijos, kad ir mūsų būtų tas viskas sostinė. Aš apie tą muziejų girdėjau apie tą parodą, bet irgi tik iš spaudos, kiek skaičiau. Žinau, kad gyventojų genocido tyrimų centro darbuotojai ten lankėsi ir galbūt padėjo tą parodą paruošti, bet aš daugiau nieko nežinau. Bet jeigu ten tik tai vieno žmogaus yra liudijimas, tai yra labai liūdna. Turėtų būti daugiau ir kažkas tą turėtų padaryti. Ar mūsų bendruomenė yra pajėgi, aš labai abejoju, nes bendruomenė tai yra nuotaikos kiek biškutėlį kitokios. Jiems labiau rūpi kitataučių reikalai, o apie lietuvius tai tiesiog dažnai vengiama ir kalbėti. Aš čia kalbu iš patyrimo, pati iš veiklos visuomeninių reikalų komisijoje, kur tiesiog dažnai teko oponuoti, kad mes gal rūpinkimės lietuvių, kaip sakyti, istoriją, gal jų likimais. Aš nesakau, kad mes atsisakykim ir kitų tautų. Tarp kitko, Červeniai buvo šaudomi ir Lietuvos žydai. Lietuvos žydas, kuris praktiškai buvo irgi daugelį atvejų išgelbėtas, profesoriaus Kunčiaus, tas mano vyro senelis, jie su Kunčium kažkaip vyresni buvo, tai visą laiką kartu laikėsi. Tai gelbėjo Lietuvos žydą, kurį jau ne vieną kartą tik tai vokiečiai pamato, sako, jau tave reikia šaudyti. Tai ten jie suko, melavo ir sakė, čia ne žydas, čia totorius, čia karaimas, ten, visai per tas žmogus laimingai parėjo į Lietuvą ir paskui jis padėkojo jiems, kad toj sunkioj kelionėje jį apgynė. Tai bet aš nežinau, kodėl mes lietuviai truputėlį esam apkiautę šituose reikaluose. Aš negaliu pasakyti, ką galėtų padaryti bendruomenė. Bet galbūt reiktų raginti, galbūt reiktų. Mes rašėm kažkiek tai rezoliucijų tą temą. Bet žinot, rezoliucija yra rezoliucija. Šiandien parašė, rytoj kas nors pamiršo, jeigu nieks neperskaitys, tai liks popieriuje. Kažkaip reiktų, bet kodėl ir mano tokia, bet šiandien, kodėl aš čia norėjau priminti apie šitos žmonės, apie čikagiškius,
Nu, vat, sakykime, va, toks ir pavyzdys. Nu, gal net ir Market Parko bažnyčios administracija galėtų vat, atkreipti dėmesį, kada vat, ir per birželio tuos įvykius, nu, vat, mišes suorganizuoti, kažkokį paminėjimą tam kunigui Petraičiui padaryti. Nu, ar kas nors buvo kada nors padaryta, nu, aš nežinau, aš bent kol čia gyvenu nesu girdėjusi. Tai gal ir papasakot galima apie tą Petraitį surinkus, kad žmonės žinotų, tai kad mes savo tarpę mažai žinom, tai ką mes norim, kad muziejui kažkas žinotų. Nu, bet va, yra pradžia, yra medžiaga, galbūt galima ją ir tenai pasiūsti, kaip nors apipavidalinus, kad ir tą pačią knygos formą jau galima ir padėti komunizmo muziejui tokią knygą, čia va mūsų kankiniai, čia jų likimas ir jų likimas yra žinomas, o neparašyt, kad ne, mes nežinom, koks jų likimas. Tai va. Aš tik norėjau tokį klausimą paklausti. Atsiprašau. Esu skaitęs ne vieną ir jie visada akcentuoja ten, kad buvo vienas plaukų kirpėjas, kuris buvo ypatingai žiaurus. Ar jūs ką apie tą galėtumėte pasakyti? Kauno kalėjime, aš nežinau, ar plaukų kirpėjas, šitas, kur rodžiau, tai sėdėjo kalėjime prieš tą sovietų okupaciją, išėjęs iš kalėjimo tapo jau NKVD majoru ir praktiškai pagrindiniu tuo jau žiauriu tuo tardytoju. Jį visi mini. Po karo jisai buvo Lietuvos archyvų vyriausias viršininkas. Tai jis nusipelnė, kad jis jau reiškia visus dipukus aprašė nelabai gražioj šviesoj ir visus patriotus ir va šituos ir apie Červenę tai nieks nekalbėjo ir nieks nerašė. Bet jų buvo ten visokių. Vienas toks ypatingai žiaurus tai buvo Martavičius, kai aš skaičiau, bet va tokio nesu girdėjus. Tai va, aš ir rašau va į tuos popierėlius, registruoju, gal rasiu kirpėją, tai atkreipsiu dėmesį. Dar panašus klausimas jau galiu. Aš greitai perskaičiau pavardės, kam suraščiusis turit tų tardytojų. Ir pastebėjau, kad turbūt daugumai lietuviškos pavardės, geras procentas, gal pusė, gal daugiau, lietuviškos grinai pavardės. Taip, yra tai daug. Reikia klausti, kaip dabar vaikai ir anūkai tų tardytojų sugyvena su patriotų vaikais ir anūkais. Ar žinot, ką nors apie Lietuvos likimą po to visko? Čia yra va toks, ten paminėtas Todesas. Todecas, Jasovskis, čia Jasovskio nėra, paskui dar kitų yra, kurie dar neįrašyti, bet aš ją žinau. Čia yra paminėtas lietuvis Aleksandras Guzevičius, kuris buvo dar vyresnis už tą Rozauską. Reiškia, ar jis tardė, laužė kaulus, aš nežinau, bet jis visur dėjo rezoliucijas suimti, sušaudyti ir panašiai. Tai va dabar mano pačios patirtis. Ant mano vyro, senelio bylos visur yra Aleksandro Guzevičiaus rezoliucijos. Kaip man jaustis, aš jau čia kai kas žino tą istoriją, kaip man jaustis, kaip mums jaustis, kai to Aleksandro Guzevičiaus sūnus yra aukštas Lietuvos kariuomenės pareigūnas, pulkininkas. Jisai buvo NATO, jisai buvo specialiuose pajėgose, jėginėse tose struktūrose. Jis artimai bendrauja su Lietuvos, bet dabar ką tik nuėjusiu saugumo departamento viršininku, direktoriumi. Ir kai aš matau jį visur, man truputėlį nejauku. Mes nebendraujame su juo. Bet kai aš matau tuos vaizdus, o tokių žmonių turbūt ne tik aš viena, yra daug. Ir dar kai žinai, kad jo Guzevičiaus pirmoji žmona buvo Vinco Mickevičiaus Kapsuko dukra, o jau jų bendras vaikas
ir toliau dirba Vilniuje valdovų rūmuose. Nu, jie visur, jie yra dailės institute, bet mes ir turim problemą su Vilniaus tilto balvonais, todėl kad ten sėdi jau paruošti menininkai. Aš nekaltinu tų dabartinių žmonių, bet, suprantat, aš kaip visada sakau, jie gal nedaro blogų darbų tie žmonės. Bet aš neatmetu, kad jie turi galimybę tęsti savo tėvų darbus. Jiems tos idėjos, tos komunistinės idėjos buvo labai svarbios. Ir, bet aš nežinau, ar tas pulkininkas nebus vienas iš tų, jeigu kada Baltarusija čia pas mus susiruoš į svečius, ar jis nebus tas, kuris atkels vartus. Jau Vitkauską turėjome. Tai ne viskas švariai ir lygiai eina tau. Nu, turbūt, kad ne. Aš galvočiau, kad tokių asmenų, kurie yra dalyvavę tokiuose labai žiauriuose įvykiuose, visgi tam tikra prasme jų artimieji, jie gali dirbti visur, bet jie negali būti valstybinėse tarnybose, aukštose, saugume, policijoje, vyriausybėje. Tegul dirba kaip ir mes. Dauguma, taigi visi sunkiai vertėsi, visi sunkiai dirbo, visi sunkiai mušėsi į gyvenimą. Vienas, kaip matot, vieną tai net 7 kartus šaudė. O jie toliau savo Lietuvoje veikia ir tu nežinai, kas jų galvoj. Nežinau, aš taip jaučiuosi, aš galbūt per daug kategoriška, bet sunku priimti tokius dalykus. Negaliu bausti vaikų už tėvų kaltę, nu, paprastai ne, bet... Užmiršti irgi sunku. Bet kaip tiems matant, nu, aš esu jau tolimesnis žmogus, žinot, aš esu tik tai domiuosi savo vyro seneliu, bet tarp kitko mano senelis tai buvo mano vyro senelio pavaldinys, irgi toks pat pareigūnas, irgi nukentėjęs ir praktiškai visą šeimą mes negalėjom niekur prasimušti. Mes niekur negalėjom prasimušti. Visur mus taip, žinot, čia šitų. Ir tu visą laiką, jeigu man į universitetą į dieninį trūko 1 balo, o praėjo tas, kuris buvo ten kažkokio aukšto partinio pareigūno sūnus, mane kitur pastatė, nu tai aš gal laimingesnė buvau, susiradau vyrą, dirbau muziejuje, nu, man geriau išėjo, bet mes iš visur buvom metami. Ir dabar tas pats. Ir žiūrėkit, ar jūs matėte daug tremtinių vaikų, kurie būtų vyriausybei, kurie būtų prezidentūroje, kurie būtų, nu yra kariuomenėje, mačiau keletą, bet tų asmenų kažkodėl nėra. O dažnai gal ir iš vis nebėra. Jau daugelis neišgyveno dėl suteiktų sąlygų. Tai bet nežinau pasakyti, ką tu daryti. Ačiū. Net matot, tokias istorijas pasakojant, net ir kompiuteriai sugema. Tai ačiū. Violeta, tikrai labai ačiū ir labai ačiū, kad taip sklandžiai prisitaikėt prie besikeičiančių techninių sąlygų čia. Man vis tiek labai sklandžiai, gražiai viskas praėjo. Aš tik tai noriu pasakyti, Violeta yra fanatikė. Bet gera prasme, kaip pelytė, amžinai knisasi, ieško naujų šaltinių, naujų faktų. Bet tik patikrinkit jos Facebooką, skaitykit jos straipsnius spaudoj. Amžinai suranda naujos informacijos, pateikia, perinterpretuoja mūsų istoriją. Tai tikrai ne tik tai mokslininkė, istorikė, bet taip pat ir patriotė. Tai Violeta, tikrai labai ačiū tau už tą visą bendrą darbą. Minėjau, kad vakar Čikago jaunimo centre vyko muziejų diena, tai aš ten vakar buvau. Pravedžiau vieną turą
Ir mes nuėjome į mūsų biblioteką, ten yra kokia 100 000 knygų. Ir kas nors pastebėjo, kad pas mus yra tarybinė medžiaga, tarybinės knygos iš sovietmečio. Klausia, kodėl jūs tą turit. Sakau, nesvarbu, vis tiek yra dalis mūsų istorijos. Ir mes turim pažinti priešą, ir mes turim pažinti, ką priešas apie mus sako, ką priešas apie mus rašo ir kaip priešas apie mus meluoja. Gal jūs žinot, kad šalia mūsų svetainės lithuanianresearch.org mes taip pat turime ir spauda.org. Tai yra suskaitmeninta gal 20 periodinių leidinių, nuo pirmo numerio iki šių laikų. Mes ruošiamės dabar skaitmenint Vilnių. Vilnius buvo Amerikos lietuvių komunistų laikraštis. Redakcija buvo Bridgeporte, Čikagoje, Halsted gatvėje. Kodėl mes tą darom? Vėl, norim pažinti priešą. Kai mes susisiekėm, mes norim gauti paramą iš National Endowment for the Humanities, skaitmenant Vilnių. Ir jie reikalauja, kad tas, kur turi teisės, copyright holder, kad duotų leidimą, kad mes taip galim daryti. Gerai. Paskui tos teisės, Vilnius susidarė 90 metais ir tas teisės laiko amerikiečiai komunistai. Tai ir mums pranešė, kad jie turi ir lietuviškos medžiagos. Žinoma, jie tenai nieko nesupranta, turi lietuviškos medžiagos. Tai užvakar kartu su Kristina Lapienyte, mūsų valdybos pirmininkė, ten mes nuvykom. Communist Party of Illinois. Ten buvo ir ten buvo keletą dėžių lietuviškos medžiagos, senų tų komunistėlių nuotraukų ir taip toliau. Tai bandom viską surinkti, užfiksuoti ir tada mokslininkai, žurnalistai, istorikai tada gali peržiūrėti, interpretuoti, bet mes turim žinoti, kas ten vyksta. Tai tikrai Violeta prisideda prie to darbo nuolat. Ir dabar noriu pristatyti Gailę. Prašau. Aš dar įkišiu savo trigrašį. Tai apie tą savo senelį, apie vyro senelį, apie kurį aš čia kalbu, praktiškai yra visiškai sunaikinta visa informacija, likusi tik byla. Tai aš iš bylos kiek iškapstau, bet įdomiausia, kur aš randu apie jį parašyta. Taigi komunistų atsiminimuose, Dieve mano, kiek gražios medžiagos, tai tiesiog paimu, dabar jau rašau biografiją komunistų atsiminimuose. Didelį darbą dar reikia dar. Ačiū Jums, papai. Ačiū, Dėkui visiems, atsiprašau, jeigu kur suklydau, pataisyt galit. Aš turiu tik vieną pastabą. Yra džiugu, kad viskas šitas vyksta lietuvių kalboj, kad knygas rašom lietuvių kalboj, skaitmeninam lietuvišką medžiagą. Bet yra, jeigu mes pagalvojam čia Amerikoje, mūsų palikonius, būtų labai gerai, kad būtų irgi vertimai padaryti, kad būtų anglų kalboje. Nes ateina laikas, kada ne visi sugebės suprast, skaityti ir tą viską panaudot geresniam priedui. Tai aš nežinau, kaip yra sunku ras, kas jums išspausdintų ir užmokėtų už knygą lietuvių kalboj, bet kaip tą dar pervest toliau į anglų kalbą, reikia irgi pagalvoti, kad būtų prieinama medžiaga. Deepl.com. Translation. Translation. Yeah, bet žinai, yra visokių translations. Žinoma, dabar kur tai skaičiau, kur buvo išversta tenais eilėraštis, dalis eilėraščio į anglų kalbą ir visai ne taip, kaip buvo parašyta poeto. Tai žinot, aš mačiau kartais, bet kadangi, vėlgi, čia Amerikoje, kaip sakant, dirbant tos paprastus darbus, kai kada ir gerų dalykų išmokau lenkų kalbą. Tai lenkiškai ir kalbu, ir skaitau, ir matau, kaip lenkai tą daro.
Tai lenkai dažnai daro šitaip, vienas puslapis lenkų kalba, kitas puslapis analogiškas anglų kalba. Tas labai padeda tiek senosios istorijos knygose, tiek dabartinės. Ir vat lenkai, ir vat, kaip aš sakiau, lenkai taip pat aprašė Červenės įvykius. Nežinau, ar išleidė angliškai, bet mes galim panaudoti, galima, norint galima dar ir trečią kalbą pridėti, galbūt net ir rusiškai parašyti, kad ir rusai žinotų, ką jie daro. Tai žinot. Taip. Daug darbo dar. Taip. Labai ačiū. Ir dabar prieš vaišes. Ir knygas. Ir ten knygos. O čia va yra tos knygos, taip pat, bet nepabėg. Tai čia yra paskutinis renginys mūsų dipukų ciklų. Mes paskelbėm dipukų metus, 24-25 metų sąvartoje. Čia yra mūsų dipukų metai, nes tie įvykiai įvyko prieš 80 metų. Kodėl aš čia stoviu, kodėl aš čia dabar kalbėsiu tik tai minutę. Man nepatogu ne kartą spaudoj yra rašyta. Robertas sugalvojo tą visą iniciatyvą. Jisai viską suplanavo, jisai daro taip toliau. Ne, taip nebuvo. Aš tik tai padedu. Vakars sugalvojo tą visą iniciatyvą. Pernai vasarą Mažvydo bibliotekoje vyko konferencija apie dipukus ir tyrimo centras ten dalyvavo, mes 3 tenai skaitėm paskaitas. Grįžau iš Lietuvos ir Gailė tada sako, tai tą Lietuvoje daro, bet dipukai va čia gyvena, dar mes turim dipukų ir dipukų vaikų ir anūkų, tai mes čia ką nors turim daryti. Tai va, jinai va ir išgalvojo ir tą mūsų logotipą, kur pridėjo dipukų metus. Suorganizavo visus prelegentus, ten tie visi plakatai yra nuo rugsėjo mėnesio iki Violetos paskaitos šiandieną. Tiek darbo įdėta, tiek skambinimų, medžioja biografijas, nuotraukas, daro PowerPoints, spausdina, dizainina plakatus ir taip toliau. Tai tarybos, tyrimo centro tarybos vardu, ačiū tau, Gailė. Tikrai, va čia. Prie vaišių stalo, prašau. Ačiū jums.